Kauno ir Vilniaus jaunimas penktadienį žiūrėjo pro vieną – kultūros prizmę. Vilniaus kolegijos studentai atvežė į KTU trečiosios rūmus šokiruojantį ir šviežią renginį – kultūros šokas. Pati idėja kilo studentams, kai vadybos dėstytojas uždavė mums tokį kaip grupinį uždavinį, kad reikėtų sukurti renginį, kuris pritrauktų tiek jaunimą, tiek galbūt senesnius žmonės, tiek vyresnius, tiek vaikus, kuris atspindėtų galbūt mūsų jaunimo kultūrinį gyvenimą ir tiesiog tą visą raidą, kaip tai vyko. Iš esmės tai galbūt buvo mūsų idėja, pati renginio formuluotė ir mes sugalvojame, kad padarysime renginį, kuris parodys, kaip vyko visa muzikos bei šokio evoliucija nuo mažų, nuo labai senų laikų iki šių dienų. Kultūros šoko organizatorius teigia, jog šis pasirodymas demonstruoja ne tik muzikos ir šokio raidą, bet ir Vilniaus bei Kauno draugystės viziją. Kodėl pasirinkome Kauną? Dėl to, kad Kaunas nuo senovės turbūt Kaunas ir Vilnius turi tokias kažkokias priešingybės. Tiesiog žmonės iš Kauno linkę nemėgti žmonių iš Vilniaus, o žmonės iš Vilniaus linkę nemėgti žmonių iš Kauno. Tai mes tiesiog kaip tokį taikos simbolį ir apskritai kaip tokią taikos žinutę norime padaryti būtent renginį Kaune ir parodyti, kad mes norim draugauti su Kaunu ir tiesiog vis dėlto mes esame visi lietuviai, visi jauni ir tiesiog galbūt taip dėl taikos tiesiog tokios žinutės. Ir šiaip visas tas smagus būtent pobūdis, kad mes atvažiuojame į kitą miestą, kaip miesto svečiai ir pristatome kažką, ką mes mokam ir kažką, ką padarom. Koncertas prasidėjęs paprastų būgnų mušimu ir baigėsi įspūdingų pasirodymų nepaliko abejingų ir žadėjo grįžti į Kauną.